Sveiki, aš Neandarolas ir sveiki atvykę į mano žvejybos kanalą. Vau, kokia graži žuvis. Va to. Uždengi kamerą su ranka. Lygiai prieš metus laiko išvažiavau į savo pirmąją karpių žvejybą ir negaliu patikėti, iki ko išsirutuliojo iš tikrųjų visas šitas hobis. Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad praeitais metais pagausiu tokias įspūdingas žuvis ir turėsiu tokias įspūdingas žvejybas. Dar kaip dabar prisimenu savo pačią pirmąją žvejybą. Pirma žvejyba vyko Šilų Bridų tvenkiny, gegužės pradžioj. Ir nuvažiavau į vietą, atrodė, kad visiškai nesuprantu, ką darau iš tikrųjų. Prieš tai 20 metų buvau nežvejojęs. Nemokėjau susirišti nei sistemos. Nemokėjau net uždėti builiukų ant plaukų sistemos. Nemokėjau visiškai nieko. Ir pirmą žvejybą tiesiog eksperimentavau ir galvojau, iki ko tai gali išsirutulioti. Tikrai neplanavau pagauti nei vienos žuvies. Dar kaip dabar prisimenu, visą dieną oras labai buvo gražus, saulutė švietė, šilta. Ir visą dieną neturėjau nei kibimo. Ir link vakaro išvažiavo. O čia taip. Labai stipriai kovojau iš tikrųjų su tuo karpiuku. Jisai ten nedidelis buvo, gal 5-6 kg, kažkas tokio, gal 4-5 net. Bet prisimenu, kad iš karto išvažiavo jisai iš žolės. Ten tokios ilgos žolės pakrantėje buvo. Ir užsikabinu už tų žolių ir galvojau, nu ką, pirmas kibimas. Ir neištrauksiu pirmos savo žuvies, nusitrauksiu sistemos viską, palaikiau ant įtampos ir jisai pats išsišokinėjo. Tiesiog išsišokinėjo iš tų žolių ir žiūriu, plaukia link manęs, link krantų. Tai iš palėtų gražiai išvyniojau, įsitraukiau ir vau, ta tokia emocija buvo, nu tiesiog neapsakoma žodžiais. Veidrodukas. Taip, gyvenime pagavau pirmąjį savo karpioką. Aišku, kaip visi naujokai, dariau daug visokių klaidų, tai ir karpį padėjau ant lieptukų su graibštu, ko negalima. Karpį iš karto reikia pernešti iki matų, reikia iš karto palaistyti, pagydyti žaizdas, kuo greičiau visą fotografavimo, filmavimo sesiją padaryti ir paleisti atgal. Tai šitos mano klaidos gal buvo pačios pirmos, kaip naujų žvejų pagrindinės, tai kad padėjau karpiuką ant lieptukų, ko griežtai negalima. Toliau, ką padariau blogai, tai labai ilgai užtruko, gal 10 minučių susifotografuoti, susifilmuoti ir panašiai. Kas nuo 10 minučių nėra ta kritinė riba, bet tikrai galima buvo greičiau, aišku. Pirmas karpis norėjos pasidžiaugti. Vėliau naktį, gal 1-2 valandą nakties, jau miegojau irgi girdžiu išvažiuoja. Staigiai išbėgau į lauką, pasikirtau ir ištraukiau dar vieną karpiuką. Prisimenu, kad labai buvo sunkus traukimas, nes įjungus prožektorių, būtent tą dieną labai daug musiukų į veidą skrido, tai tiesiog neėjus šviesa traukti visiškai tamsoj reikėjo įsitraukti. Dar jisai pervažiavau per abidvi mano meškerės, sunarpliu valus ir panašiai, nu aš visiškai žalės nemokėjau valdyti žuvies. Tai emocija labai stipri buvo, įspūdinga iš pačios pirmos mano karpių žūklės realiai.
Antrą žvejybą vykau po kelių savaičių ir vykau į Radviliškių tvenkinį. Gan netoli mano namų jisai yra, pasirinkau savaitgalių sesiją tiesiog netoli namų, vis tiek norėjau dar geriau suprasti, ką darau, kaip darau. Nors ir atrodė, kad jau viskas gerai, per pirmą žūklę ištraukiau 2 karpius ir jau to pasitikėjimų savy turėjau tikrai gan nemažai, bet norėjau išmokti kuo geriau šitą specialybę žvejybos, aš bent vadinu specialybę būtent karpių žūklę, ir suprasti, kur ta žuvis laikosi, kaip tą žuvį reikia valdyti, ištraukti, kokius masalus reikia įsirinkti ir panašiai. Tai nuvykus į Radviliškį pataikiau vėl saulėtą dieną, tik tai koks buvo skirtumas, kad buvo labai stiprus vėjas, gūsiai turbūt 10-15 metrų per sekundę ir tie gūsiai pūtė tiesiai man į vėją. Taipogi orų programėlėje pasižiūrėjau, kad naktį pranašavo labai stiprią audrą, tiesiog škvalą, cikloninį lietų ir panašiai, tai aš jau buvau nusiteikęs, kad bus netoks geras oras. Atvykau iš ryto ant 12 valandos realiai, labai greit pasiruošiau įrangą ir 1 valandą jau buvau užsimetęs visas 3 meškerytes. Kolega parekomendavo, kad meščiau 140 metrų nuo krantų ir būtent ties tokiu vamzdžiu meškerytę, bet minusas šitos vietos buvo toks, kad metras nuo mano užmetimų vietos iš karto labai didelės žolės ir daug kliuvinių. Tai realiai pirmus 3 kibimus turėjau gal per 1 valandą ir nei vienu kibimu nerealizavau, nes tik užkimba iš karto į žolės ir žolėse palieku tą žuvį. Kiekvieno metimo metu praradau ir po šviną, pradėjau nesuprast, kas vyksta. 3 valandą dienos aš jau buvau praradęs 7 švinus iš 10 turimų. Į žvejybą tik tai 10 švinų pasiėmiau ir 7 jau buvau praradęs ir nebuvau pagavęs nei vienos žuvies. Pradėjau biškį panikuoti šitoje vietoje ir tiesiog paprašiau žmonos, kad jinai nuvažiuotų į žvejų parduotuvę. Dar buvo šeštadienis, prisimenu, darbo laikas iki 4 valandos parduotuvės, tai spėjau nuvažiuoti, nupirkti man švinų ir atvežti. Tai aišku, tie švinai nekarpiniai, ten tokie blizgus, bet tikrai geriau negu jokių švinų. Ir tada pasipylė toliau kibimai ir pavyko realizuoti kelias žuvis. Tai kiek prisimenu, pati pirma žuvis ištraukta buvo mano 13 kg karpis. 13 kg karpis, milžiniškas, gigantas, žvynius. Nebuvau matęs gyvenime tokio didelių karpių, buvo mano pirmas tas traukimas. Traukiau labai sunkiai, traukiau gal kokią 40 minučių aš tą karpį, nes vis tiek kažkada gyvenime žvejodavau su dugniniam, su feederiais, tai tu žinai, kad tu negali per prievartą traukti žuvies, tu ją turi varginti. Ir aš tiesiog nežinojau net karpiniai žvejyboje, kokia yra galimybė, riba, iki kiek stipriai per prievartą gali tu traukti, nes kas man atrodė, kad jau wow, viskas, trūks valas, tai per kitą sekančią žvejybą supratau, kad ta riba gerokai tolimesnė yra negu nuo paprastų feederių ir dugninių meškerių, nes sistema yra gerokai tvirtesnė ir tiek tas shock lydas yra, tiek tas pagrindinis main lydas, tiek pavadėlis yra, tas ne pavadėlis, o tiek valas yra gerokai visi storesni, tvirtesni ir visa sistema, visi kabliai kokybiškesni. Tai realiai įsitraukiau, realizavau tą karpiuką, susifotografavau, paleidau ir iš karto išvažiavau kita meškerė. Ant kitos meškerės vėl ištraukiau karpiuką, ten gal 6-7 kg kažkas tam tarpe. Ir po to ištraukiau dar vieną karpiuką mažesnį. O toliau, kas sekė, gal kokią 6-7 valandą vakaro atvažiavo grynai prie mano vietos, kur aš esu įsimetęs, tos, iš kurios kibų visos žuvys, jaunimas. Kitam krante, tiesiog ne kitam šoniniam krante, nes mano buvo ten pirmas kampinis sektorius ir tiesiog žvejojama iš vienos ir iš kitos pusės. Ir atvažiavau prie šonų ten, būtent kur aš mečiau, ir pasileidau pilna garsų muzika. Pradėjau kept mėsą
ir pradėjau šūkaut, baliavot, kaip sakoma. Ir nuo tos akimirkos nebeturėjau daugiau visą vakarą nei vienu kibimu. Tada dar po kelių valandų pradėjau smarkiai lyt. Pagalvojau, kad lietus tą jaunimą išgąsdins ir jisai išvažiuos, nustos baliavot ir pratęsiu savo žvejybą, nors jau buvau tikrai labai smarkiai susinervavęs. Aš esu labai ramus žmogus, bet jau buvau labai stipriai susinervavęs. Bet deja, kas įvyko, kad tas jaunimas susėdo į mašiną ir palaukė, kol nustos lietus baigtis. Ir toliau baliavoju mašinoje, važinėju, baliavoju ten po to iš mašinos, išlipė jau per lietų, neberūpėjo lietus. Dar stipriau pradėjau po to po kažkurio momentu lyt ir jie vis tiek baliavojo ir tada apstoju lyt. Pamačiau, kad jie neplanuoja pasitraukti, kadangi jau buvau pagavęs tų žuvų tikrai gan nemažai. Buvau pagavęs ir savo jau rekordinį karpį, apie kurį net nesvajojau, nes visų sezonų mano tikslas buvo bent 7 kg žuvį ištraukti, o aš antrą žvejybą jau ištraukiau 13 kg. Tai tiesiog susirinkau meškeres, susirinkau daiktus, susipakavau ir išvažiavau namo. Tai realiai gavosi iki sutemų sesiją, nes dar nebuvau pilnai net sutemę jau, kai aš važiavau namo. Trečia mano žūklė įvyko pašiaušiais pirmam tvenkinį. Pasėmiau ten ar 10 ar 9 sektoriukas su nameliu. Kad pasėmiau namelį ir tokį sektoriuką įvardinkim patogesnį, kad norėjau vaiką atsivežti į žūklę, parodyti, kas yra karpių žūklė, nes jam labai patiko vaizdo medžiaga iš mano pirmų video. Tai tiesiog su vaiku kartu išvažiavom savaitgaliui į pašiaušiais pirmą tvenkinį, tikėdamiesi ten pagauti bent vieną karpiuką. Visą laiką kiekvienos mano žvejybos tikslas yra pagauti bent vieną karpiuką, nesmė dydis nieko. Turėti bent vieną išvažiavimą, rimtą gražų išvažiavimą ir realizuoti vieną žuvį. Tokie mano tikslai, kažkokių neturiu aš ten nusibrėžimų didesnių. Tai atvykę į vietą, labai gražiam gamtovaizdį įsirengėm, susiruošėm meškeres, užsimetėm ir pradėjom laukti. Tai pirmą parą neturėjom nei vieno kibimo. Su vaiku, aišku, praleidom tikrai labai smagiai laiką, pasikepėm mėsytės, pasikalbėjom apie gyvenimą. Tuo metu vaikui jau buvo 10 metų. Vaikas buvo mąstantis žmogutis, tuo metu jau tikrai buvo galima pasikalbėti su juo. Ir tiesiog pasikalbėjom apie gyvenimą. Labai tikrai smagiai praleidom laiką, kartu panakvojom, supažindinau su žvejyba ir dėja, bet per 2 paras nepavyko realizuoti nei vienos žuvies. Taip jau būna ir tokių žvejybų, kur labiau turbūt laikas yra su šeima praleistas svarbesnis už visus laimikius. Ketvirtai žvejybai jau pasirinkau vietinį šalia Šiaulių, šiaip gal nedaugam net žinomą tvenkinį, bet tarp karpininkų jisai yra tikrai vienas iš tokių įspūdingesnių tvenkinių. Tai pasirinkau Dzidų žuvys tvenkinį, kur žinojau, kad kolega traukė tikrai įspūdingus laimikius. Jisai ten važiuoja 7 metai iš eilės, tik tai tenai žvejot, jokių kitokių tvenkinių, jokių kitokių vietų, kur man realiai kiekviena žvejyba vos ne naujas tvenkinys, nauja vieta. Tai vėlgi atvykau į Dzidų žuvis, įsirengiau viską, pasiruošiau pašarus jaukus. Kolega parekomendavo, kur daugmaž orientuoti, susimetinėti, kokiais atstumais, į ką žiūrėti, kad pavyktų realizuoti žuvį. Ir ko pasekoj, iš tikrųjų žvejyba labai pasisekė. Tai pradžiai dieną prasidėjo labai stiprus lietus. Per lietų pagavau lyniuką. Pirmas mano buvo su karpinė įranga pagautas lynas. Pagavau per tą visą lietų lyniuką ir pasibaigus lietui, artėjant vakarui, nuo 6-7 vakarų prasidėjo kibimai.
Tai pirmas išvažiavimas buvo žvėriškas, tiesiog galvojau, kas čia vyksta, kodėl taip su ta meškerė. Atrodo, kad tuoj tą meškerę įtems į vandenį ir pasikirtus pajaučiau, kad čia yra kažkas kitokio. Nebuvau niekada gyvenime iki šiol traukęs nieko panašaus su meškerė. Žuvis atrodė, labai stipri, labai stipri. Ir po gan neilgos kovos, gal 35 minučių, 40 minučių kovos, man pavyko ištraukti žuvį į krantą. Įvyko gyvenimas, kad jau su graibštu pagavus tą žuvį, keliant vėl dėl patirties tokos, kėliau iš graibštų kotų žuvį iš vandens, o turėjau už graibštų galvos kelt, sulaužiau graibštų kotą. Tai ištrauku žuvį, pasirodo, kad žuvis svėrė palei 15 kg. Tai buvo vėl rekordas. Skaitykit, antrą žvejybą savo gyvenime karpių pagavau 13 kg karpį ir ketvirtą žvejybą aš jau ištraukiau 15 kg karpį, kas yra, protų nesuvokiama. Ir tiek adrenalinų turėjau, čia, buvo tiesiog tas jausmas neapsakoma žodžiais. Ir nepraėjus nei pusvalandžių išvažiavo kita meškerė, kuri yra visiškai priešingoje pusėje, užmesta tik tai, gal taip pasakysiu, tos meškerės, kur ištraukiau pirmą karpį, taktika mano buvo pasirinkta, kad jaukinam tašką ir viliojam žuvį į tašką, o antras taškas buvo, kur pagavau vidury tvenkinio, tiesiog suviliot praplaukiančią žuvį. Tiesiog mano tikslas buvo, jeigu praplauktų kokią žuvis, pabandyti ją suviliot. Tai ten nebuvo kažkoks stacionarus taškas, kurį aš visą laiką šėriau, aš vis tą tašką keičiau, nes tiesiog gaučiau praplaukiančią žuvį. Ir ką jūs galvojat? Po būtent gero pusvalandukų, kai ištraukiu savo rekordinį karpį, užkibo dar vienas galingas karpis, traukiu ir nesuprantu, kas vyksta, nes dar atrodo stipresnis žuvis, negu prieš tai pagavau. Ir pavyko vėl ištraukti tą karpį, susilūžiusiu graibštu, pavyko pasigraibštuoti, buvo gerokai sunkesnis įviliojimas į graibštą to karpio, nes tik pajaučia krantą iš karto, jisai neria iš visų jėgų ir ten nenori tu perspaust, nes prie krantų karpis yra pats stipriausias. Jisai iš savo tos jėgos inercijos gali padaryti tikrai labai daug žalos. Ir nutraukti jam tą valą, tai ten mažiausia smulkmena. Ištraukus karpį, aš aišku dabar nepasakysiu, ar pirmas karpis buvo 14,5 kg, ar antras, tai vienas karpis buvo 14,5 kg, kitas karpis buvo 15 kg. Du karpiai, pirmą žvejybos dieną, net neatėjus vakarui, ir jie yra kosmiškai didelių dydžių, kur niekada gyvenime negalėjau tikėtis, kad kažką panašaus pagausiu. Ir tada sutemo, naktį neturėjau, iš tikrųjų, man atrodo, nei vieno kibimo neprisimenu tikrai, bet ką labai gerai prisimenu, kad ryte jau dariau pusryčius, gėriau kavytę ir išvažiavo vėl meškerytė, kuri buvo ant palaukimo, man atrodo, irgi padėta būtent su viliojimu. Ir užkibo turbūt pats gražiausias mano sezonų karpis vizualiai. Svoris jau buvo gal tik tai 5-6 kg veidrodukas, bet neapsakomų grožių. Čia užkibo, tikrai neapsakomų grožių karpis. Tiesiog, dar po šiai akimirkai prisimenu šitas jo ryškės spalvas, visas gražus, be jokių žaizdelių. Tiesiog įspūdingai atrodantis modelis karpis, įvardinkim, užkibo modelis karpis. Ir taip pasibaigė mano ketvirtoji karpių žūklė. Penktąją savo žvejybą pabėgau labai trumpai sesijai, nes žmona laukėmės mes trečio vaiko ir tiesiog turėjo būtent dienų gimdymas ir pasitarus su žmona, kad jinai tikrai gerai jaučiasi ir tikrai, kad galiu pabėgti,
išvažiavau tiesiog vienos dienos žvejybai, tai be nakvynės, be niekur, ryte išvažiavau, kad vakare grįžt ir važiavau, kad būtų netoli namų, nes maža ką, įvyksta gyvenimas, kad iš karto spėčiau grįžti namo ir padėti savo šeimai, nes kad ir kaip bebūtų, šeima yra aukščiau visko. Tai pasirinkau Plūščiaus trofėjus, vienas iš mažiau žinomų tvenkinių aplamai žvejams, bet galiu pasakyti savo asmeninę nuomonę, jeigu reiktų reitinguoti, tai atmosfera tvenkinių turbūt yra pirmoji vietoje man iš visų tvenkinių, kur esu iki šiol žvejojęs, nes ten atrodo, kaip tu atvažiuoji į kitą pasaulį. Ten ir gamta yra, ir bendra atmosfera, aura, kuris sklando ore, yra tiesiog kažkas wow, kažkoks kosmosas, kaip aš sakau, kosmosas. Tai atvykus tenai į sektoriuką, susinešiau greit daiktus iš ryto ir labai greit užsimečiau meškerytes. O tenai metimai iš tikrųjų yra labai tolimi metimai, nes realiai mano taškai buvo vienas turbūt apie 170 metrų nuo kranto, kitas palei 200 metrų nuo kranto. Ten yra tik tai 4 sektoriai, žvejojama tik iš vienos pusės ir realiai į kitą krantą, kad nuvažiuoti, tai kitas krantas gal kokie 400 metrų atstumų yra, gal 350. Tai tiesiog susiradau vagą ir mėčiau vieną meškerę už vagos, kitą meškerę prieš vagą, vieną meškerę už vagos ir kadangi ta vaga eina taip įstrižai tvenkinio, gavos tie tokie skirtingesni atstumai. Ir pirmoji dienos pusėje iš tikrųjų turėjau kelis kibimus, bet nepavyko realizuoti. Pirmus 3 kibimus nepavyko realizuoti žuvies, nepavyko įsitraukti. Pradžiai net panikavau, kad kas čia yra, lygtais viskas atrodo, kad gerai, bet nepavyksta man ištraukti to žuvies. Ir tada dar įvyko toks dalykas, kad man atrodo 4 metimų, tuo 4 kibimu aš žuvį parsitraukiau jau beveik iki kranto ir prie kranto jinai man atsikabino. Ir atsikabino todėl, kad aš jos nesugebėjau sukontroliuoti, aš ją pats įvedžiau į žoles. Tada aš staigiai persimečiau ir pradėjau ieškoti informacijos, tiesiog kaip tvarkingai reikia valdyti karpį, kokia technologija vyksta žuvies valdyme, būtent kai tu ją trauki. Ir tada supratau, ką aš darau blogai, kad aš pats nusivedžiau tą žuvį į žolės ir pats aš ją praradau, dėl to, kad aš ją blogai valdžiau. Ir nuo tada prasidėjo turbūt mano visoje karpių žūklėje tas didysis lūžis, įvardinkim, kada aš išmokau valdyti žuvį. Kaip, per pirmą kartą neišmokau, bet kiekvieną kartą traukdamas žuvį, nuo to karto jau pradėjau galvoti, kaip aš ją valdau. Ir nuo pat pirmos sekundės traukimo aš ją valdydavau, kad jinai kuo tiesesnė linija eitų pas mane. Ir iš tikrųjų po to žvejybos aš nebesunarpliojau nei vienu kartu savo meškerių. Iki tol man kiekvienas kibimas būdavo, pervažiuoja visas meškerės, zigzagais aš sunarpliojau viską ir panašiai. Ir kiekvieną kartą reikdavau tas meškerės pernarplioti ir vos nes būdavo atveju, kad aš patempiu reikia permest. Tai būtent po to karto aš nebesunarpliojau daugiau niekada gyvenime meškerių. Kaip daugiau gyvenime, daugiau per sekančias žvejybas, nebesunarpliojau meškerių. Ir tada įvyko sekantis kibimas, kurio metu jau pradėjau mokintis kontroliuoti žuvį ir pavyko realizuoti. O realizavau tikrai nemažą karpiuką, ten buvo palei 10 kg jisai. Ir po jo pradėjo pasipilti tie vakariniai kibimai, prisimenu, buvo ten apie 6 valandą vakaro, pagavau dar lyniuką ir tada pasipilti karpių kibimai ir pagavau iš visų 3 karpius ir visi karpiai buvo nuo 7 iki 10 kg tame tarpe. Ir tada supratau, kad šitoj vietoj aš jau esu patobulėjęs kaip karpių žvejys, ne dėl to, kad aš ištraukiau tuos karpius, o dėl to, kad supratau, ką dariau prieš tai blogai. Pasiieškojau sprendimų, kaip reikia sukontroliuoti tą žuvį, pasibandžiau sukontroliuoti ir pavyko sukontroliuoti. Ir nuo to žvejybos iš tikrųjų dabar kiekvieną žuvį, kai traukiu, nuo pirmos sekundės aš ją kontroliuoju ir veduos taip, kad jinai man neperdibtų per valus, kad jinai neįeitų į žolės. Taip, ne visą laiką 100%, tikrai man pasiseka sukontroliuoti žuvį, bet ties šitą vietą buvo lūžis, kada aš pradėjau tai daryti, nes prieš tai tiesiog traukdavau bukai, traukia ir viskas.
viskas. Ir ten, ale, bandai kažką daryti, bet net nesupranti, ką darai. Tai gal va toks didžiausias lūžis ir buvo. Šeštai žvejybai pasirinkau vėl Plūščiaus trofėjų, nes po 5 žvejybos tiesiog buvau emociškai kitam pasaulyje ir, tikrai turėjau sugrįžti sekančią žvejybą dar tenai, nes buvau labai trumpai žvejyboje prieš tai ir aš mačiau tvenkinių potencialą, kurio aš negalėjau išnaudoti pilnai per trumpos sesijos žvejybą ir papildomai dar pasiėmiau sūnų, kad sūnus suprastų tą žvejybos tikrą jausmą, nes prieš tai su sūnum, kai buvom išvykę būtent į pašiaušiais pirmą tvenkinį, mums nepavyko realizuoti nei vienos žuvies, tai aš tikrai tikėjau mūsų abiejų jėgom, kad Plūščiaus trofėjų mes tikrai turėsim kibimų ir mes tikrai kažką pagausim. Tai pasiėmiau tada jau 3 sektoriuką, jis biški toliau negu prieš tai, kur buvau, ir atvykom su vaiku, susinešėm daiktus, iš tikrųjų ten vienintelis mažas minusiukas, kad neina privažiuoti prie žvejybos vietų ir praėjus gal pusvalandukui po vaiko užsimetimo, jam ant metot feederių užkibo pirmas gyvenime jo lynas. Ką jūs savo galvojat? Vaikas pagavo lyną. Tai buvo turbūt viena įspūdingiausių mūsų visų žvejybų akimirka, nes jis nebuvo prieš tai niekur žvejojęs rimtų nieko, tik tai suplūdytė kelis kartus. Ir buvo kažkas tokio, wow. Ir tai buvo turbūt pati įspūdingiausia mūsų akimirka su vaiku kartu per žvejybas, kai jisai pagavo patį pirmą savo gyvenime lyną. Labai didžiavausi juo, kad jam pavyko išmokti užsimest meškerę, kad jam pavyko pasikirsti, kad jam pavyko gražiai ištraukti. Labai stengiausi ugdyti vaiką, kad jisai iš karto turėtų tą manierą teisingų žvejų, tvarkingų žvejų, kad žuvį reikia paleisti, kad žuvis tiesiog irgi yra gyvūnas ir negalima jo kankinti. Tai viskas pavyko vaikui nuostabiai ir turbūt ši žvejyba labiausiai įstrigo mum, kaip pirma jo žvejyba, kurį jam pavyko pagauti žuvį. Nepraėjus labai daug laiko pavyko man irgi pagauti pirmą savo gyvenime erškėtą. Nebuvau gyvenime pagavęs erškėtų ir bum, užkibo, išvažiavo, labai gražiai traukė, šaukinėjo paviršium ir panašiai, tikrai labai smagi žuvis. Ir ta žuvis jau krante, aišku, neapsėjom be nuotykių, einant įsikeltą erškėtą, traukiant erškėtą, kad jisai nenuvažiuotų į žolės po dešinę, turėjau biškį pabrist ir pabridau ir nežinojau, kad ten yra toks slenkstukas, gal kokiu 0,5 metrų. Tu eini, tau iki kelėnų gylis ir iš karto nukirstas slengstis jau dar plus 50 cm. Tai aišku, griuvau, kritau į tą vandenį, įsimaudžiau su tą meškerę, bet pavyko įsitraukti tą erškėtuką. Greit nusifotografavom, erškėtų net nekėliau į krantą, nes erškėtas yra labai lepi žuvis ir realiai iškėlus į krantą jisai labai ilgą laiką atsistatinėja po to, kol atsigauna, o dar būna, kad ir neatsigauna. Lygiai tas pats ir su amūrais, kiek girdėjau, labai daug kraujuoja amūrai ir labai negalima jų ilgai laikyti krante, nes jie neatsigaudinėja. Tai tiesiog nusprendžiau, kad erškėtų net nekelsiu į krantą, įbridęs į vandenį iš karto atkabinau, nusifotografavau ir vaikas įbridęs ir mes jį paleidom. Tai tą žvejybą dar pagavau vieną erškėtą, pagavau gal 30 lynų, kas buvo tikrai labai sudėtinga tuos lynus traukti, nes kaip ir anksčiau sakiau, ten gan toli reikėjo užmetinėti. Užmetimas vyko gal 200 metrų nuo krantų, kur kibo. Ir tiesiog labai sunkiai jie traukės, tie lynai tokius atstumus valą vyniot, labai greit pavargau. Tai praleidau 2 paras su vaiku, prie vandens telkinio ištraukėm virš 30 lynų, ištraukėm kelis erškėtus, ištraukėm kelis karpiukus ir dar kaip bonusas paskutinę naktį paryčiais turėjau nežmonišką kibimą. Tai realiai vos meškerių sustovo neįtempė į vandenį. Važiavo kaip traktorius, tik pakirtus, iš karto žuvis guli į dugną ir nesugebėjau žuvies nuo dugno atkelt. Atrodo, biškį atkeliu, jinai dar stipriau
varo atgal į priešingą pusę nuo manęs, tai realiai kovojau gal geras 40 minučių su žuvim ir per 40 minučių kovos žuvis nuo manęs nutolo per kokį 100 metrų, negu buvau užmetęs. Tai kitaip sakant, link savęs net jos nepavyko man pritraukti, jinai eina į dugną, tik aš ją metrą link savęs patempiu, jinai 5 metrus varo atgal. Tai padarėm išvadą su savininku, kad ten buvo greičiausiai šamas, nes Plūščiaus trofėjų yra tikrai įspūdingų šamų ir tas šamas greičiausiai buvo kokie 25 plus kilogramų. Ir labai gaila, kad man jo nepavyko realizuoti, bet šiais metais aš tikrai pažadu jums visiems, kad aš sugrįšiu į Plūščiaus trofėją ir aš pagausiu šamą. Nebūtinai tą, bet kažkokį šamą tikrai nuvažiuosiu ir pagausiu. Tikrai turiu planą pabandyti sugauti šamą ir manau, kad Plūščiaus trofėjus tas tvenkinys, kur aš galėčiau pasimokinti tai padaryti. Septintai žvejybai su vaiku išvažiavom į Pašiaušiais pirmą tvenkinį, o labai daug neįsiplėtosiu. Tai Pašiaušiai antrą kartą mus pavedė tiesiog, nebuvo nei vieno kibimo. Aš pradėjau jau į antrą parą ieškotis žvejų, kas žvejoja visam tvenkinį. Visi sektoriai buvo užimti, visuose sektoriuose buvo žvejų. Ir iš tikrųjų per 2 paras nei vienam sektoriui, nei vienas žmogus neturėjo nei kibimų, nei pagavo žuvies. Tai ties šitą vietą Pašiaušiais pirmas tvenkinys įsirašė pas mane į sąrašą, kad daugiau niekada gyvenime aš nebegrįšiu į tą tvenkinį. Tiesiog. Manęs tame tvenkinyje turbūt bent šiais metais tai tikrai nepamatysit, gal ateityje kažkas ir pasikeis, bet šiais metais tai tikrai aš į jį nebeplanuoju sugrįžti, nes pernai metais tikrai, buvo labai sudėtinga ir nepavyko realizuoti ten jokios žuvies. 8 savo žvejybai pasirinkau Dzidų tvenkinį, nes norėjau reabilituotis po labai blogai praleistų prieš tai kažkurio savaitgaliu, kai žvejojau Pašiaušiais pirmam tvenkinį. Aš tikrai tikėjausi Dziduose kažką pagauti, ten tikrai didesnis šansas ištraukti žuvį. Ir atvykus į Dzidus jau buvo rugsėjo vidurys. Ruduo, tai faktas, kad orai irgi savotiški. Pirmą parą neturėjau nei kibimų. Su dronu skraidžiau, ieškojau žuvies iš tikrųjų, kur laikės visą laiką sekliojo vietoj. Bet į pirmos paros vakarą aš jau pamačiau, kad žuvis pradėjo vaikščiot. Tai kitaip sakant, iš tos seklios vietos jau pradėjo būreliais judėti. Ir jau pradėjau tikėtis, kad kažkada jau turėtų prasidėti kibimai. Ir iš tikrųjų taip ir įvyko. Į pirmos paros vakarą prasidėjo kibimai vienas po kito, nespėjau traukti žuvies. Labai stipriai sportavau, tikrai labai stipriai sportavau, ištraukiau labai daug karpių. Ir kas tada įvyko, kad naktinis, gal 1-2 valandos kibimas išvažiavo kai tankas, jau iš karto pajaučiau, kad čia yra tikras Dzidų monstras. Nes prieš tai, kai važiavo standartiniai apie 10 kg karpiai. Šitame per užvę. O šitas buvo visiškai kitoks. Visiškai kitoks, nepalyginamas. Ir pradėjau kovoti. Ta išvažiavimą girdėjo visi mano kaimynai, kurie staigiai atėjo pas mane pasižiūrėti, kas čia taip jau agresyviai kimba. Ir prasidėjo didžioji kova. Po gan ilgos kovos, iš tikrųjų, ten gal pusės valandos kovos su karpiu, man jį pavyko realizuoti ir pasitemti iki kranto. Ir tik iškėlus graibštą aš supratau, kad tokios žuvies dar aš nebuvau pagavęs. Ir tai buvo mano personal sezono rekordas. Žuvis įspūdingų dydžių, įspūdingų grožių. Jūs patys pasižiūrėkit, čia net nėra ką apie tai kalbėti.
Ir iš tikrųjų pasigerinau savo rekordą, žuvis svėrė beveik 17 kg. Aš šiaip svorių nebuvau niekur paskelbęs, nes norėjau, kad atspėtų, tai svėrė žuvis beveik 17 kg. Taip, tai nėra didžiausias laimikis, ką įmanoma pagauti, ir Lietuvoje žmonės pagauna gerokai didesnių, bet man, pradėjus tais metais savo žvejybą karpių, atvykus vos į 8 karpių žvejybą, pagauti tokį didelį monstrą, 2 kartus per sezoną pasigerinti savo rekordą, tai buvo kažkas labai įspūdingo. Aš net nesitikiu šiais metais pagerinti savo rekordų taip stipriai, nors bus matyti, nes yra šiais metais labai stiprių žvejybų planų numatytų. Ir tikrai, žinokit, šiais metais bus to kontento. Bet toliau tęsiant apie dzidų žvejybą, tai ryte 6 valandą aš jau pradėjau pakuotis daiktus, nes tiesiog naktį, kai dar man po to karpių daug žuvų kibo toliau, ir aš jau kai užkibų žuvis nebemečiau meškerių. Jau aš buvau pavargęs, jau buvau atgaudęs savo. Ir tiesiog buvo mano mintis, nereikia man daugiau, aš pagavau savo, leisiu ir kitiem pasidžiaugti. Tai susipagavau daiktus ir tiesiog išvažiavau namo. Ir 9 žvejybai aš vykau į Dzūkiją. Man gavos gal 300 km į vieną pusę ir žvejojau su kolega Matu, kurį šiais metais matysite pakankamai dažnai mano filmukuose, nes taip gavos, kad praėjo mūsų abiejų vibe checkas ir tiesiog sulaibinom ir pagalvojom, galim kartu pažvejot. Tai kaip ir susiradau ir aš kolegą, su kuo galėčiau pažvejot. Dar bus naujienų kitų, kurias pranešiu sekančiam savo žvejybos video turbūt. Tai kol kas čia daug nespoilinu, neįsivažiuojam. Pakalbam apie Dzūkijos žvejybą. Dzūkijoje praleidau 3 paras, 3 naktis, 4 dienas gaunas. Ir išbandėm viską, iš tikrųjų tai jau buvo spalio vidurys, gal spalio galas. Jau buvo orai šalti tikrai, jau buvo lietus. Visas dienas oras buvo labai permainingas, lyjų, stiprus vėjas, biški saulutė, vėl lyjų, vėl stiprus vėjas. Ir gavos taip, kad per 3 paras neturėjome nei vieno išvažiavimo. Išbandėm visus įmanomus jaukus, išbandėm visus įmanomus masalus, išbandėm visas aplinkui įmanomas vietas, kur tik tai kiti žvejojantys parekomendavo per grupės ir panašiai. Ir dėja nepavyko užturėti nei vieno kibimo. Tai sezoną užsidarėm karpių žvejybos, nepagavę karpių iš tikrųjų. Taip ir užsidarė tas mano 25 metų sezonas. Tai bendrai paėmus apie visą 25 metų sezoną, tai nuo visiškų pradžiamokslių, nemokant susirišti net sistemėlės, pavyko dakeliauti iki 17 kg karpių, pavyko dakeliauti iki virš 50 pagautų bendrai per visas žvejybas karpių. Daug visokių kitokių žuvų. Pavyko išmokti reguliuoti, kaip žuvis plaukia, valdyti ją. Dar didesnis, kas įvyko Archimentas mano gyvenime, pasiekimas, tai su pirma žvejyba aš pradėjau kurti ir YouTube savo kanalą šį. Ir mes pasiekėm per pernai metus 1000 prenumeratorių, kas buvo visiškas kosmosas ir aš tikrai nesitikėjau. Taip, šiais metais norėtų pasiekti 2500 ribą. Tai būtų 1500 prieaugis. Tai gal ir mums pavyks, pasižiūrėsim, pabandysim. Bet iš tikrųjų ačiū jums visiems, kurie ateina, pasubscribina, užsiprenumeruoja mano kanalą, kurie parašo komentarą, kurie uždeda patiktuką, paspaudžia laiką, nes visa tai patinka YouTube algoritmui ir tada YouTube algoritmas mano kanalą dalinasi su daug daugiau žmonių ir taip ateina į mano kanalą daug daugiau žmonių. Jeigu nebūtų jūsų, nebūtų ir manęs. Jeigu mano šitą video peržiūrėtų tik tai 100 žmonių, aš turbūt susimąstyčiau, ar man verta toliau bandyti kurti tokį kūrinį. Aš susimąstyčiau turbūt, ar verta man toliau kurti tokį turinį. Ir tiesiog gal nustočiau kelt video, juos filmuoti ir tiesiog važiuočiau turbūt rečiau net pažvejot, nes dabar važiuoju dažnai pažvejot, ne tik dėl to, kad kažkokį savo vidinį ego pamaitint, bet ir todėl, kad susukti jum filmuką, pasidalinti su jum
gerom akimirkom, pasidalinti su jum blogom akimirkom, pasidalinti su jum visom patirtim, ką aš patiriu. Geros, blogos patirtys, jūs visos yra patirtys ir jūs iš čia galit pasisemti vienų ar kitų žinių. Jūs, aišku, galite ir pakritikuoti ir visą kitą, nes toks jau yra gyvenimas, taip jau viskas yra sudėliota. Tai užbaigiant šitą visą filmuką, tikrai noriu jums visiems padėkoti, kad atėjot, kad pažiūrėjot, kad pat subscribinot, jeigu pašeirinot, tai iš vis yra didžiausias jums ačiū. Šiais metais tikrai bus daug turinio, esu numatęs daug visokių planų ir tikrai neliksit nuskriausti. Užeikit, pamatysit daug visokių įdomybių. Žvejybų bus tikrai įvairiausių. Ačiū jums ir šiam video aš jau su jumis atsisveikinu. Iki.